Sveiki, sveiki. Visi prisijungia į Voices of Logistics Planet tinklalaidę, kur mes kalbame su logistikos srities profesionalais apie logistiką, pokyčius, kurie vyksta logistikoje ir žinoma dalinamės gerais patarimais su profesionalais, ar ne? Ir šiandien mes turėsim ypatingai įdomų svečią, Arūną Bertašių, logistikos veteraną, nebent jisai mane pataisys, tai yra. Jeigu LinkedInas nemeluoja, Arūnas turi sukaupęs virš 28 metų vadovavom patirties, tai tikiu, kad pokalbis tikrai bus įdomus, tai ačiū Arūnai, kad sutikote sudalyvauti. Ačiū, kad pakvietėt. Malonu. Tai kadangi patirtis tikrai yra didelė, manau, kad mūsų klausytojams tikrai atnešti daug naudos. Tai pradėkime, Arūna, tai kaip visada, tradiciškai trumpai papasakoti apie savo istoriją, ar ne? Kaip atsidūrėte ten, kur esate dabar? Tai kaip aš atsidūriau, tai greičiausiai kaip ir daugelis tais laikais, tai grinai per klaidą. Aš užsiminėjau visai kitais dalykais ir planavau būti mokslininku. Tačiau tais 96-97 gyventi iš mokslo buvo labai sudėtinga. Tai nusprendžiau padirbėti papildomai vienoj logistikos įmonėj, ateiti paspausdinti važtaraščių, sakykime, pradžiai pusę dienos, paskui biški daugiau. Ir ten po kurio laiko pradėjau ekspedijuoti, po to pradėjau keliam žmonėm vadovauti, po to pasidarė tų žmonių daugiau, po to mūsų nupirko viena vokiška įmonė, po to ta vokiška įmonė nupirko kita vokiška įmonė, po to vėl buvo prisijungimai, atsijungimai, susijungimai. Nu, va taip netikėtai, nelauktai, dar man atrodo, kad aš tik pradėjau, o dabar jau pristatant, sako veteranas. Tai Nu, žinot, 28 metai logistikoje, tai šis beitas, ar ne, kiti visus, kaip sakant, plaukus, sakyt, galim prarasti, ar ne? Tai galima čia prarasti plaukus, manau, ne tik logistikoje. Čia tikrai yra pakankamai sričių, kur tą galima padaryti. Tai, Supratau. aš nežinau, čia tas rodiklis. Tai sritis dinamiška, įdomi ir tas matyti ir laiko. Tai aš kaip suprantu, Arūnai, tai sakykim, tas karjeros toks šuolis toksai geras, ar ne, nuo važtaraščių spausdintojo iki aukščiausio vadovo pareigų, ar ne, ir aš kaip suprantu, tai nors ir tos įmonės keitėsi, bet tik pavadinimai keitėsi, ar ne, ta kolektyvas ir ta įmonė, nu, arba, nu, ne, turbūt kolektyvas išliko tas pats brandulys, ar ne, ir tiesiog auginote jį. Kolektyvas dalis išliko, dalis neišliko, tai gyvenimas eina, žinai, tai daug tų dalykų, kažkas tai eina kartu, kažkas nusprendžia kitaip daryti, kažkas sugalvoja kažkokių naujų idėjų, kažkam atsibosta, kažkas pavargsta, nu, čiagi gyvenimas jisai margas. Taip, iš esmės to įmonėje, kurioje aš jau dabar nuo naujų metų joje nebedirbu, tai dirbau ir net ten pasikeitimų buvo pakankamai daug, žinai, tai čia, kaip sakyt, jie praktiškai ištisai buvo pasikeitimai, taip kad. Supratau, taip pat ir pakalbėsim. Tai Arūnai, gal tokį pirmą tokį klausimą, tokį gal šiek tiek provokuojant, ar ne, tai dabar, žinot, labai modernu ir populiaru sakyti, kad vienoje įmonėje užsibūti neverta, ar ne, nes prarandi įgūdžius ir taip toliau ir panašiai, tai 28 metai berods, ar ne, vienoje kompanijoje, tai kaip jums atrodo, tai jūsų požiūrį, tai ar tai ištikimybė, ar visgi komforto zona, ir jeigu, sakykime, gyvenimas kažkaip kitaip susiklostyt, ar kartotumėt tos 28 metus, ar kaip tik gal galvotumėt, gal reikia pasivaikščioti daugiau per įmonės? Sunku man dabar pasakyti, ar aš kartočiau ar ne, greičiausiai ne. Todėl, kad tos visus metus buvo labai daug pokyčių. Tai nebuvo taip, kad aš dirbau tą patį darbą visus tos metus. Tai buvo pirkimai, tai buvo apjungimai, tai buvo regionų perskirstimai, buvo plėtra pakankamai aktyvi. Tai viso to buvo daug ir aš nežinau, aš kažkaip tai man tas matavimas tiesiog metais, jis man iš vis atrodo ne visai teisingas. Nes jeigu tu tiesiog atėjai ir darai tą patį 28 metus, nu tai galbūt aš sakyčiau, reiktų biskį anksčiau jau pradėti keisti. Jau dar turbūt to
ir po jau 8 turėtų užtekt, nereiktų 28. Bet jeigu yra pokyčiai, jeigu yra augimas, jeigu tu matai, ką tu nori padaryti, jeigu tu tą darai, turi akcininkų palaikymą ir visa kita, tai tada, prasmė tiesiog keisti dėl to, kad keisti. Aš manau, kad čia atsakymas ne metais, čia atsakymas, kaip tu matai savo darbą ir kaip tu matai, ar yra prasmė tame darbe. Ir ar tu mokaisi, ar tu kažkur judi į priekį, ar tu pirmiausia, ar sutampa tavo ir, sakykime, įmonės savininkų, pačios grupės žmonių, ta vizija, kur jūs einat. Tai čia daug dalykų susideda ir aš taip nedėčiau tiesiog metų. Tai kaip sakant, jo, aš irgi tai visą galvoju, visi vertina metais, bet turbūt jeigu akis dega, ar ne, jeigu tu matai prasme, ką tu darai, jeigu tu judi kažkur, tai kur nori judėti, tai kiek tu metų, ar ne? Tai 20, 30 ar 40, ar ne, ar 50, jokio didelio čia skirtumo, ar ne? Tai aš sakyčiau, kad čia neturėtume matuoti metais, turėtume matuoti vis dėlto pačiais procesais ir matuoti to, pirmiausia, tai pojūčių. Pagaliau yra žmonių, kuriem labai patinka stabilumas. Tai kodėl mes turėtumėm jiems sakyti, kad yra kita geresnė idėja išeiti iš to stabilumo. Yra tokie žmonės, jie nori to ir jie susiranda tai, ko jie nori, ir jeigu jiems tai gerai ir įmoniai gerai, kodėl mes turėtumėm pasakot, kaip jis laimę turi pajausti. Supratau. Žinot, tikrai labai gerai. Tai reikia mūsų jaunimui, visiems, kurie dirba irgi pamoka, nereikia lakstyti, reikia geriau dirbti ir kaip sakant, lojalumas ir stabilumas irgi yra vertybė, ar ne? Tai aš sakyčiau, prasmė yra vertybė. Taip. Tai ta prasmė, kaip tu jautiesi, kaip tau atrodo, jeigu tau atrodo, kad kas 2 metai reikia keisti, tai pasirink šitą kelią ir daryk jį. Susirasi tokias įmonės, kuriam tai tinka, susirasi kolektyvus, kuriam tai tinka ir galbūt tai tavo gyvenimo prasmė, daryk taip. Nuspręsi, kad turi čia ką veikti toj pačioj įmonėje, būk toj pačioj įmonėje. Aš tai sakyčiau, viskas priklauso nuo tavęs ir viskas priklauso nuo to, kaip tu jautiesi. Tai čia pagrindinis klausimas. Supratau. Tai Arūnai, tai o sakykit, vis tiek 28 metai logistikoje ir įvairiose pozicijose tikrai yra, nemažai. Turbūt turėjote ir pamokų, ar ne, gyvenimiškų versle šitame. Tai kaip manot, kurios iš tos pamokos jums kainavo daugiausiai? Gal galite pasidalinti keletą? Ar bei kokios iš jų buvo pačios tas vertingiausias, ar iš kurių galėt kažką tai pasimokyti? Ir kitus galėtume, taip sakant, padėti kitiem neužlipti to pačio grėblio. Nelabai tikiu, kad žmonės dažnai mokosi iš kitų. Paprastai žmonės mokosi iš savo klaidų. Čia galiu tik tai pasakyti, kaip jas pažinti ir tiek, kad, prasme, vis tiek mokytis tiks iš savų. Čia jau dėja. Nepavyks, ar ne, kaip sakant, iš kitų pasimokyti. Gal kažkam tai ten kažkiek procentų, tai daug dievė. Tai sakyčiau taip, kokius klaidos. Aš sakyčiau, pagrindinės tokios klaidos, kurios vis ir pasikartoja jos, aišku, tai yra tai, kad tu pamiršti tylius klientus ir tylius žmonės pamiršti. Per kasdieninius darbus tu pamiršti, pas tai būna geras klientas, jisai tvarkingai moka, jisai tvarkingai užsako, jisai nekelia problemų su pristatymais, jisai nekelia problemų, iš esmės nekelia problemų. Ir tu tyliai, nes tu turi su kuo kiekvieną dieną turi iššūkių ir tu tiesiog jį pamiršti. Ir po kurio laiko tu sužinai, kad jis ten kažko negavo, bet būdamas mandagus patylėjo. Paskui dar kažko negavo, būdamas mandagus patylėjo. Žinot, kolektyvas, žinodamas, kad tas klientas nešauks, po trupučiuką jam tą servisą pastumė į kraštą, nes jisgi vis tiek nešauks. Ir tu kaip vadovas... Čia tokia klasika žanro klasika. Čia visiška. Žinot, čia tokių labai unikalių klaidų aš taip ir neprisimenu. Dažniausiai tu darai tas pačias klasikinės paprastasias klaidas. Ir ypač tai buvo labai aktualu dabartiniais tais laikais, kai buvo tas pakilimas, ar ne, tas logistikos amžius, aš kaip vadinu, ar ne, tas auksinis, tai dauguma, aš ne dauguma, bet pasakykime, aš žinau logistikos paslaugų teikėjų, kurie tikrai, tie klientai, ar ne, įmam brangiau, vežam, o paskui po metų, kaip sakant, yra geras posakis angliškas, ar ne,
what goes around comes around, ar ne, pasaulis apsisuko ir vėl tu turi grįžti, ar ne? Tai aš netgi ne visai apie tai, kad tu jam net specialiai nieko blogo nedarai. Jisai tiesiog pamirštas, jisai savo dėmesio nereikalauja ir tu pamiršti. Tas pats yra ir su žmonėm. Yra žmonės, kurie tvarkingai atlieka savo darbus. Jie daro, jie nieko labai nereikalauja, nu tu juos pamiršti. Tai vat šitą reikia pasimti pilną vaizdą pieštis ir net jeigu ten niekas tavęs nespaudžia, vis tiek vis dėlto reikėtų nueiti ir bendrauti, ir klausti, ir prižiūrėti, kad su juo būtų viskas gerai. Tai šitas man klaidos buvo pačios brangiausios. Kada ateina jau klientas, sako, aš jau sprendimus padariau, jisai kaip tyliai mąstys, taip tyliai ir išėjo. To geriau, kad nebūtų. O Tu gerai, jeigu nebeturi- pakalbėtume apie klientus. Taip. Jeigu kalbant apie klientus, ar ne, tai, žinot, aš irgi girdžiu ir labai dažnai girdžiu, kadangi dirbu su logistikos paslaugų teikėjais, kad, nu, žinot, klientai labai daug reikalauja, labai spaudžia kainoje, ar ne, tai ta prasme visada yra toks spaudimas, kad tu turi būti ir pigus, ir geras, kas dažnai yra sunku, ar ne, ir tai va tas posakis, ar ne, ar tas posakis, sakykime, kaip pataikaujam, ar ne, klientams ir tas posakis, kad klientas visada teisus, ar jis yra toksai, kaip sakant, tokia kaip problema arba tokia vieta, apie ką niekas nenori kalbėti logistikoje, ar visgi to nematote jūs savo veikloje? Tai, kad klientai spaudžia, reikalauja, tai yra normalu. Kliento pirkimų žmonės tam yra mokomi, jie tam yra ruošiami, tam yra daromos struktūros, tai yra jų darbas ir jie tą darbą daro gerai. Tai mes negalim piktintis ant to, kad jie tą darbą daro teisingai ir gerai. Bet aš labai dažnai tiek savo kolegų, tiek ir pats savęs, aš sakau, o ką mes su klientu, ką mes jam, kaip sakyt, siūlom, apie ką mes su juo diskutuojam. Ar mes išgirstam, ko jis iš tikrųjų nori. Nes jeigu jisai sako, aš noriu labai greičiau, tai nebūtinai jis ant to greičio kažkokio nori. Gal jis nori tikslumo, gal jis nori į kažkur pataikyt, gal jis mes kiek mes įdedam širdies, suprasdami, ko jis iš tikrųjų nori. Aišku, yra klientų, kurie, jų nėra daug, bet jie atsiranda, dėja, bet taip yra, kurie patys nežino, ko nori. Jie neturi viduje struktūros, jie neturi tų norų, jie nori, kad būtų gerai. Kaip gerai jie nežino, tiesiog Tai gal nori, pats kad geriausias būtų gerai. klientas toks, žinot, tai gali padėti. Ne, tas klientas yra pats blogiausias. Už tai, kad kai tu nežinai, ko nori, tau, kaip tas sakė posakis, jei nežinai, ko nori, joks vėjas tau nepakeliui. Tai, tu negali prisitaikyti prie jo. Tai dėja, bet su dalim klientų tu tiesiog turi pasakyti, atleiskit, aš neišpildysiu jūsų norų, nes jūs neturit to noro tiesiog. Atleiskit, susitarkim, kas yra jūsų noras. Tai, bet tai vėlgi tau reikia turėti, kaip sakyti, įžvalgos, drąsos ir tam tikro mandagumo nueiti pas jį. Tarsi tu turi ne šiaip pasakyti, aš užsakymų nepriiminėsiu, kad tu turi normaliai su žmonėm susisiekti, paaiškinti, kodėl kas ir atlaikyti tą spaudimą, mes čia tokie geri, jūs čia mūsų nenorit. Nesakyti, žiūrėkit, arba išsakyk, ko tu nori, kad tau būtų gerai. Pats žinok, ko tu nori. Čia yra darbas su žmonėm, taigi čia ne pats sunkiausias darbas, koks gali būti. Tu turi išgirsti jų tos žmonės, tu turi pats žinot, ko tu nori ir tą bandyti suderinti. Ir gali būti situacija, kaip mūsų ir kliento norai visai nesutampa, bet tai nereiškia, kad mes turim priešais patapti. Mes galim tiesiog pasakyti, kad einamų momentų mes negalim būti kartu. Ir tada mandagiai sakyti, žiūrėkit, mes dabar turim sustoti, kol nesusipykom. Susitvarkyk, pasidarykim abudu namų darbus, susitikim po pusmečio, susitikim po metų ir pasikalbėkim dar kartą. Kaip būsime abudu pasiruošę, ar ne? Jo, o jeigu po metų dar kartą nustatysim, kad abudu toliau nepasiruošę, tai atidėsim dar metą. Tai yra bendravimas su žmonėm. Tai nėra taip, kaip, pasakyti, tai nėra tiesiog tai viskas labai elementaru. Jeigu mes nieko nesiūlom, tik tai išgirdę, ką klientas sako, tiesiog krūpčiojam nuo to ir nebandom gilintis, tai tada nieko gerai nebus, nei jam, nei mum. Abudu kenčia. Čia nėra, kad kažkuris vienas visiškai laimingas.
Klientai tas blaškymasis ir keitimas tiekėjų taip pat pinigus kainuoja ir laiką kainuoja ir netitikimus kainuoja. Tai Klaidas, čia, taip. tai viskas čia yra kartu. Tai aš čia sakyčiau, kad aš nesakyčiau, tas posakis klientas visada teisus, jis yra dalinai teisingas ta prasme, kad klientas yra užsakovas. Ir mūsų kaip paslaugos teikėjo darbas yra įsiklausyti jo norus, jį išklausti ir parodyti savo profesionalumą per šitą pusę. Ir ateiti su sprendimais pas jį. Kas nėra paprasta, jokių būdų, bet jeigu save pozicionuoji kaip profesionalą, tai tada siūlyčiau ir elgtis taip pat. Supratau. Ok, tai Arūnai, sakykite, o vis tiek per tuos metus, ar ne, na, vadovas, kaip sako, na, dažniausiai yra vienišiausias, ar ne, narys organizacija, ar ne? Ar jautėtės užstrigęs, na, nežinau, kažkokios situacijose ir gal turit kokį patarimą, ką darėte tokiais momentais ir gal kiti ras patarimą tame, ar ne? Aš tai sakau, ar buvo, tai aišku buvo, nu, taigi nesi medinis, nesi čia super didvyris ir nesi kažkas, visko buvo, ir nusivylimo, ir užstrigimo, ir rankos nusvyra, ir kas tik nori čia būna. Nu, tai jeigu esi gyvas žmogus, tai turi tiek gerų emocijų, nu, negali gyventi visą laiką palaimintoj kažkokioj būsenoj. Nu, tada būtum truputį gal nesveiko proto, jeigu neturėtum liūdesio ir rankų nusvyrimo momentų. Aš tai kaip sakau, tokiais momentais, tai pirmas dalykas tai daryt. Aš visada tavo sakau, žiūrėkit, pagalvokit, ką daryt. Gal nelabai pataikysit, bet tik nestovėkit. Geriau judėti priekį. Judėkit, ne ten nueisit, jokio skirtumo. Svarbu, aš pats savo tą patį sakau, žiūrėk, daryk, nelabai dar žinai, kaip nežinai. Ieškok būdo, pradėk daryk kaip nors, pamatysi, gyvenimas parodys, pats susiprasi. Bet tik nesustok ir nepradėk ieškoti to sprendimo, kuris turėtų čia viską išgelbėti. Ir dar vienas labai svarbus momentas, tokiu atveju reikia suprasti, kad jokių būdų nesurasi sidabrinės kulkos. Nebus, kad sugalvojau, nubėgau ir viskas ištaisiau vienu sprendimu. Jeigu Būtų gerai, kad tai būtų, ar ne, kad toksai būtų tai vienas. labai būtų gerai taika visam pasaulyje. Nu, bet tai ką dabar daryti? Supratau. Tai čia tų gerų dalykų pasaulyje daug būtų, jeigu būtų, bet nėra. Tai šitoje vietoje sakau, kad tik suprask tu dalykus, kad pirmiausia, tai nebus sidabrinės kulkos, turėsi padaryti daug smulkių įėjimų tam, kad išjudėtum, bet pradėk judėti. Bet kuriuo atveju, bet koks stovėjimas jis yra blogesnis už net ne visai teisingą judėjimą. Tai čia mano toks būtų patarimas, nu, tik tai nestovėti. Supratau. Ok, tai Arūnai aptarėm jau nemažai. Aš dar tokią vieną temą įdomią turiu. Nu, žinot, nepykit jau, žinot, kadangi noriu įsitikinti, ar tai yra tiesa ar netiesa. Nes, žinot, na dabar daug kalbama apie tai, kad kuomet tau 40 ir plus, tai jau yra šitą tą patį papuolu, žinot, nu darbo rinko labai keistai žiūri į specialistus. Nu, ką turiu meni keistai, tai nu, tiesiog atrodo gal neįdomus, ar ne? Ir jūs, na, dabar turbūt, ar ne, irgi su to susidūrite, ar kaip manot, ar tai tiesa, ar nes, žinot, aš irgi dažnai sakau, na, kodėl tie žmonės bijo patirties, ar ne, nes, nu, patirtis yra labai gerai, ar ne, bet gal kažkokie yra įsitikinimai, gal jau kaip tik nėra. Kokia ta jūsų patirtis šioje srityje? Aš sakyčiau, kad nėra, žinokit, juoda ir balta. Aš manau, kad yra organizacijų, kurios turi šitą jaunystės kultą ir nieko mes su to nepadarysim, taip yra. Yra dalis didelio organizacijų, kurios to kulto neturi. Kurių daugiau, aš manau, kad vis dėlto daugiau, kur neturi kulto. Vėlgi, tu turi būti pasiruošęs, tu rinkoje turi ateiti, nu, kažką mokėdamas, kažką žinodamas. Jeigu vat, kaip aš ir sakau, jeigu tu keitėsi, vystėsi, darėjai, nu, tai tada yra viena kalba, jeigu tu darėjai tą patį, kažkokį tai vieną funkciją tiek metų, nu, tai tada galbūt jau ir nebe taip esi svarbus rinkoje. Tai aš manau, kad, žinokit, nu, nėra čia tokio atsakymo, kad reikia ar nereikia, čia laukia ar nelaukia. Ir tikrai bus organizacijų, kurios nelaukia, bus organizacijų, kurios laukia. Tai, bet mes bet kuriuo atveju, eidami per pasaulį, mes matom daug organizacijų, susitinkam. Nežinau pačiam, kai būna, bet pas klientus užvažiuoji, kai kurios organizacijos užeini, sakai,
va tokioje įmonėje aš visai galbūt pats savo pagalvoju, va čia pas juos visai norėčiau dirbti. Kitoje ateini, pabūni kurį laiką ir galvoji, nu žiūrėk, va čia turbūt nebus pinigų, kurie galėtų nupirkti mano buvimą čia, nu, tu prasme, kaip darbuotojo. Aišku, būna ir taip, kai atrodo viskas gerai ir paskui ateini, pradedi dirbti ir matai, o velnas, išorė netaip gerai atrodo kaip vidus, ar ne? Manau, kad labai greitai ten pasimato, čia nėra labai daug to, kad pasimatytų. Tai aš ir sakau, mano akim žiūrint, tai visko yra. Aišku, pirmiausia, reikia, kad tau su metais nedingtų noras daryti. Tai čia dar ir turbūt tobulėti. Tai aš jeigu suprantu, kad jūs ką sakote, jeigu turite reikiamus įgūdžius ar ne, jeigu, kaip sakant, einat pėdan su tuo besikeičiančiu pasauliu, ar ne, tai ir technologiniai dalykai, ir tada tu, kaip sakant, to patrauklumo rinkoje neprarandi, ar ne, bet jeigu yra kiti dalykai, jeigu, kaip sakant, nes aš žinau irgi daugelį iš asmeninių ar ne gyvenimiškų patirčių, kad dažnai žmonės, kurie padirbė vadovais ar ne ilgą laiką, paskui nebesugeba, nes ankstesnis vadovas, tie vadovai anksčiau buvo visai kitaip negu yra dabar, ar ne? Dabar vadovas turi mokėti viską, tais laikais gal kažką galėjai sekretoriai, dar kažkam, dabar to nebėra, ar ne? Na visgi. Taip, visai visko, tai tu taip tikrai neįvaldysi, nes čia toks supermenas ir čia toks minties galiūnas, tai vis tiek tau reikia pasitikėti žmonėm ir tau reikia pasitikėti. Ir tikrai yra detalių, kurių tu nežinosi, būdamas vadovu. Tu tiesiog neturi nei laiko, nei nesita toj temoj tiek giliai, bet principus turi suvokti. Tai kad principus turi suvokti, tai tikrai. Kitas dalykas, tu dirbi su žmonėm, tai žiūrėk, ateina jauni žmonės, jų priėjimas yra šiek tiek kitas. Nors aš, visiškai kažkodėl, nežinau, aš labai griežtai ginčiuosi su visais ir sakau, kad žiūrėkit, nieko jauna karta neblogesnė už mus. Nieko ir nereikia taip sakyti. Jie padarys savo darbus ir pamatysim ir aplenks mus, kaip ir mes aplenkėm savo tėvus, o mūsų tėvai, mūsų senelius. Tai viskas bus padaryta, viskas bus labai gerai. Viskas reikia gerai tikėti, su ta jaunaja, reikia tikėti. Viskas gerai su ta jaunaja karta, visko yra. Mano laikais buvo pilna tų, kurie tingėjo, nenorėjo ir nedarė. Šiais laikais irgi tokių pilna ir aš nemanau, kad jeigu procentus mes tikrai išvestume, kad mes rastume labai didelį skirtumą. Aš manau, kad su jaunaja karta viskas yra tvarkoj, taip yra kitaip. Taip, jie turi didelį dalyką, ko mes neturėjome, jie neturi baimės dėl rytojaus. Tai šitas yra. Nėra nudegę, ar ne? Nėra nudegę gal? Yra gal ir nudegę, bet nudegę nestipriai, plus dažniausiai jau tėvai šiandien dienai tą pagalvę gali pakišti, ko mūsų tėvai fiziškai negalėjo. Tai yra momentai, bet tai iš kitos pusės, jeigu tu pozicionuoji save kaip išmintingą vadovą, tai tu turbūt turėtum išmokti dirbti su šituo. Arba jaunesnėje karta, ar ne? Arba turėtum pripažinti, kad tu nesi čia toks jau stiprus vadovas. Supratau. Tai viskas, matot, visa bėda, kad, kaip čia tas yra, visi norim pokyčių, bet nieks nenorim keistis. Tai čia yra pagrindinis klausimas. Supratau. Reikia, kad kažkas pasikeistų aplinkui. Taip. Ir labai prakalbama tą jaunąją kartą, ar ne? Tai, žinot, kokie, sakykime, žinot, JAV prezidentai išeinant palieka laišką įpėdiniui, ar ne? Tai jūs, sakykime, jaunesniam savo kartos ar net atstovui, jaunesiam atstovui, kuris ateina pakeisti jūsų poziciją vadovaujančią, kokius 3 patarimus paliktumėt, ar ne? Aš palikčiau jam vieną patarimą. Vietoj 3. Vietoj 3, jo. Nedalink patarimų, kaip tavęs niekas neprašo. Jeigu žmogus atėjo ir klausė, ką jam daryti šitoje situacijoje, pasidalink savo patirtim, būk atviras, padėk žmogui, stenkis. Bet neik pas žmogui, aš tau patarsiu, kaip geriau. Niekam ten nereikia to tavo patarimo. Tai aš tokia, kaip sako, aš pasakysiu, ką tau daryti, nebesakyk. Savo patirtį pasimk, turėk ją ir pasakyk geriausiai, kad, žinai, jeigu tau kažko reikia, aš visada čia, bet iniciatyva turi ateiti iš klausinčio. Bet kaip pats manęs
Klausi, vat, sakai, žiūrėk, nu kaip tu galvoji, kokios klaidos, kas aš galiu pasidalinti. Bet dabar, vat, eiti jaunai kartai pasakot, žinai, mano laikais, žinai, mes čia, nu, negerai taip yra. Ir tai neduoda jokios naudos, ir tai tik atstumia jaunąją kartą nuo klausimus. Tai Supratau. aš patarimą duočiau, nedalink patarimų, kurių niekas tavęs neprašo. Tai vat Niekam toks, neįdomu, ar ne? Visi turi savo klaidas padaryti patys ir iš jų e, pasimokyti. nebūtinai, jeigu žmogus linkęs mokyti, jisai paklaus, jisai pasidomės, tada jisai, tu žinosi, ką jam atsakyti, nes jis paklaus konkretaus dalyko. Nes žinot, nu, tie patarimai už viską gerą prieš viską blogą, jie nėra labai vertingi. Nu, tai aš sakyčiau, duokim jaunai kartai, geriau parodykim jiems tą tokį dėmesį ir tą, kai jau ateina su klausimu, nepamokslaut, ar aš tau nesakiau, o grinai sakyti, žiūrėk, yra variantai, pasirink pats, galvok pats, nu, aš tau galiu pasakyti, kokie variantai, kokius aš matau variantus, o gal tu dar būsi gudresnis ir dar sugalvosi porą šalia, remdamasis mano patirtim. Tai šitoje vietoje vis dėlto manau, kad turi kiekvienas tą turėti norą gauti informaciją. Jeigu jo nėra, tai ta informacija yra apie nieką. Pats save nuramini, kad aš viską padariau, o koks aš fainas papasakojau. Supratau. Tai žinot, Arūnai, žiūriu, laikas bėga, ar ne, greitai. Tai nežinau, buvo labai įdomu, gal, žinot, pabaigai kokį palinkėjimą, tai nežinau, tai jaunesniai kartai ar jauniesiems verslininkams, kurie nori pradėti verslo logistikos, gal geriau apsisukti, net negalvoti apie tai, ar ne, nežinau, gal kaip tik. Aš sakyčiau, Kokie jūsų būtų palinkėjimai paskutiniai? aš sakyčiau, darykit tikrai. Svarbiausia, nestovėkit, svarbiausia, darykit. Svarbiausia, judėkit, darykit, norėkit, kad akis degtų ir viskas bus labai gerai. Nudegsit, antrą kartą nudegsit, išmoksit, suprasit, viskas bus tvarkoj. Ta prasme, niekas čia nėra super herojus. Visi čia žmonės, kurie norėjo, kurie stengiasi, tie mokėsi, darė ir padarė. Taip kad aš tik tai sakau, kad čia logistikos verslas yra kaip ir kiti verslai. Turi daryti, duoti rezultatą, turi dirbti. Pirmiausia, tai labiausiai logistika, tai nepamirškit, kad kaip ir daugelį kitų verslų, pinigus tau moka klientas ir tu iš to gyveni. Tai ten numeris 1 ir ten visas dėmesys. Visas dėmesys ten ir viskas. O daugiau viską galima išmokti, viską galima padaryti. Taip kad, nežinau, čia mano patarimų irgi turbūt niekas čia labai nepaklausys, bet jeigu kam reikėtų, ten LinkedIn gali susirasti mano profilį, parašyti, paklausti ar kažką, tai mielai padėsiu, kiek galėsiu, bet pats Pats sakot, nenorėtumėt, aš gerai supratau, pats dabar jau nebenertumėt į šitą. Ne, pats tai daryčiau tą patį, aš turiu galvoje, pats nelysiu su patarimais, aš savo mintis kažkiek išdėstau, ta prasme, kas nori gali paskaityti, kam neįdomu tiesiog praleisti, nu, ta prasme, aš ten į savaitę vieną tokį savo minčių įdedu, ką aš galvoju apie vadybą, šiek tiek taip iš patirties, bet tai čia vėlgi, kaip sakau, kas nori skaito, kas nori neskaito. Kam įdomu, būtinai parašykit, paklauskit, aš tikrai mielai atsakysiu ir jeigu bus noras patarimo, tada patarsit. Tai dabar iš karto kvietimas visiems mano tinklo draugam ir followeriam ir podcast'o žiūrovam, ar ne, jeigu turite klausimų, norite pradėti verslą, norite siekti karjeros logistikoje, ar šiaip pasikalbėti su Arūnu, tai susiraskite LinkedIn'e Arūnas Bertašius ir ten galėsite smagiai pabendrauti, ar ne? Tai prašom. Tai supratau, tai ačiū Arūnai, ačiū labai Arūnai už pokalbį, buvo tikrai malonu, tikiu, kad daug žiūrovai gavo daug naudingų ir patarimų ir buvo įdomu išgirsti jūsų istoriją, tai ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad pakvietėt. Ir tai žinoma, ačiū mūsų žiūrovams, tai iki susitikimų kitose laidose. Kviečiame nepamiršti palaikinti, ar ne, pasidalinti ir
užsiprenumeruoti mūsų kanalą, ar ne? Tai ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū.